Nes su tokio daikto tokį daiktą pjauti. Na va, pritvirtintas. Čia būtų man brangiai kainavę. Nusitinkuosiu čia tos galus. Na ir pradeda mane. Ką, jau smagu? Sveikučiai, antradienis. Šlapias tas antradienis. Balos belia kokios. Pagaliau vandens lygis pakils šuliniuose. Norėjau sakyti šuliny, bet šuliniuose. Labai gerai, galėsim kubilą gal užsikurti. Per Melisos gimtadienį. To labai laukiu. Aš labai laukiu kubilo. Ir šiandien turim tą tikrai sniegą, kurį matėm. Bet jo nikiek nesimato, nėra įrodymų. Nėra įrodymų. Nesvarbu, kad ant lango krenta snaigės. Gerai, Vilė, Melisa pas dantistą varo. Sakė, rodys dantukus, taip? Čia saldainių dėžė, visą turi pasidėjus. Taip, ir vakare važiuosim visi ant rato apžvalgos Šiaulių. Pakilt. Aš norėčiau, kai sniego būtų, bet ką darys? Melisiuks labai nori. Tai rodys už tai dantukus. Taip. Kaip dienos metu atrodo tas plytelės, tai iškart kitas spalva. Vakar atrodė vienaip, šiandien kitaip ir mes turime tuos pačius 15 laipsnių kaip ir vakar. Tik drėgmės šiek tiek daugiau. Geriau įsižiūrėjus, tai 14,5 laipsnių. Vis dėlto per parą 1 laipsnis, kaip nukirsta. Vilė man pritempė malko, kad turėčiau su kuo prakurti pečių, bet palikau viską mašinai, visus įrankius. Nespėjau, nes bulvį išvirti su morkom. Jos jau grįžo. Pavyko. Vieną dantuką susitvarkė Melisa, kokia šunuolė. Robertai! Oho, kai kalė. Čia tau už tai, kad davėjai per daug apkrovos. Vat, šiluma reikalauja vis tiek tų malko, jeigu nori šildytis. Buvo pasigalastas lenciūgas, labai išmanių būdu šituo. Ir reiktų eiti malkų pasipjauti. Yra vienas dalykas. Baterijos. Radau porą baterijų likučių, tai reikia išnaudoti. Nes reikia žūtbūtinai malkų. Mums reikia malkų. Kitaip sušalsim. Šinos net neužtenk tokiam gabalui medienos. Nes su tokio daikto tokį daiktą pjauti. Atrodo, lyjo lietus, galėtų medieną kiaurai šlapia, bet ne, dulkės belia kaip eina. Dabar pakaitinsim su beržo mediena trobelė, nes eina savo taip išdžiūvus, nors atrodo 1 centimetras čia šlapias toks vos, o daugiau visą kaip pelenai dulka. Na ir ką, grįžau iš lauko, pasipėjau malko tiek, kiek šiandien užteks ir viskas. Tai ir va, iš baldų skyriaus, taip, iš baldų skyriaus nusipirkau šitos kampukus. Ir su juo reikėtų jais kažkaip reikėtų pritvirtinti hidroforą. Einam į lauką ir pažiūrėsim. Šiaip jau lyja, nežinau kiek laiko, tai jau turėtų būti pakilęs vandens lygis. Bet ne, tiek pat stovi. Na ir kažkaip taip reiktų pritvirtinti. Robertui šiandien yra šaltoka dirbti. Tai nežinau kaip čia bus. O spėju, šviesa greitai užges. Oi, greitai. Taip statybiškai vyksta baltos mišrainės gamyba. Taip. Tikiuosi netriesime. Tikiuosi netriesim. Kokį netriesim? Aš čia su meilė darau, nebent į virtas bulves, ką nors pripylė. Pavyko rasti ir suktuką, galvutę, grąžtą. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Kadangi vis tiek geresnių progų nebus, tai grėžiam, ne? Grėžiam gal giliau biškį, kad šilčiau tam siurbliui būtų. Beje, šiandien atvažiavo vienas žmogus. Tai kaimynas iš tolimesnio kaimo galo. Ir su juo kokį 1,5 valandos prapliurtėm. Ir mes su juo nepažįstame. Jisai užsuko tiesiog į svečius, nes suprato, kur gyvenam. Nes matosi turbūt ištikimas sekėjas mūsų. Tai visai faina sutikti bendraminčių, nes jisai pats statos namą. Tik tais galvoju, kaip reikia čia prisukti man tai, nes
Dabar kaip pakrypia, kol laisva gerai, bet kaip priveršti man reiks. A? Taip nėra faina. Bet čia gal skylę man platesnė reikia daryti. Na, nors rizikos ir pavadysiu. Robertai, nėra čia tos rizikos, nes kas čia, naują skylę padarysi ir viskas šalia. Ką padariau, tai tiesiog praplatinau skylę šiek tiek šitam varžtui su grąžtu. O mano nuogastavimai nepasiteisino. Visai gerai čia šonų susisuko taip zit ir flemba taip tvirtai, bet dar kol kas tik ant vieno varžto. Na ir ką, antrąjį varžtą tai daug paprasčiau pritvirtinti, nes jisai tiesiog tie susisukimas, bet kas yra, man rodos, kad čia nesimato, čia koks, ai, dabar šviesai geriau matos, tai čia 5 grąžtas, o man 6 reikia, tai, o 6 nerandu. Tai va, ir tenka po to malti, kad pasidarytų iki 6 skylės. Ar ne? Na va, vienas pritvirtintas, dabar reikia pasimatuoti, kur čia būtų patogu kitą tvirtinti. Na kažkur čia, taip. Na va, ir antras pritvirtintas, tik tais šiek tiek kreivai. A, dabar tiesiai. Nieko nereikia daryti, iškart tiesiai. Na va, pritvirtintas, laikosi. Aišku, ant vienos pusės kojelės tik pasideda, bet šiaip tai jisai čia prisisuks ant 2 varžtų va čia va. Šitose vietose ir niekur čia nesidės, bet neturiu aš tų varžtų. Tad tempiam namo. Va taip va greitai ir baigęs mano projektą. Šiaip tai galėjo porą varžtelių įdėti prie hidroforo ir būtų buvę labai gerai. Bet galim šiandien dar kai ką nuveikti, ne? Šiltai čia būnant, esant, susimodeliuoti šituos pajungimus visus. Na va, suradau vieną šitą ir kitą šitą. Įsuk komandras. Blogai čia tas padarys šlangios. Teks atsuk šlangą, kad prisuk šitą. O šitam netrukdo. Ir kas gaunas, turėsiu šitą vamzdį nuvesti žemyn į šulinį, sujungti su mano esamu atvestu vamzdžiu į namus. O šitą palauk, kodėl šį žemyn. Ai, kad iš karto į adatą tą pajungti. Nu, tada jo. Tai aš rytoj jau čia realiai galiu pasijungti, nes šitą turiu detalę, tą turiu. O ko man daugiau reikia? Ai, sujungimo turiu. Nu, visas detalės turiu, kurių man reikia. Galėčiau pagal viską ir šiandieną pasijungti, bet ne. Varžtų pritrūkų hidroforo tvirtinimui. O ir šiaip Vilė kviečias žalios mišrainės paragauti. A ne? Taip, žirnių mišrainės. Žirnių? Bet čia žalia mišrainė gavos, nes labai daug žirnelių. Žalia mišrainė atrodo šitaip. Žalios mišrainės skonis. Ne tą primenu. Ne. Balta mišrainė. Na, balta mišrainė. Geras. Eina savo. Va dabar tai dūminsim su Vilė viens ant kitą. Iš patokios mišrainės. Oi, varysim dūmus. Nes čia yra patys geriausi ingredientai. Majonezas, kiaušiniai, žirneliai, bulvės. Nu, tiesiog baltymų ir angliavandenių mišinys. Viskas suklijuota majonezu. Sprogimas. Šitos žinutės aš nelaukiau. O jau prieš savaitę mačiau Google'ai, kad vėjas bus bele koks. 20, iki 27 metrų pajūryje per sekundę vėjas. Nu, o pas mumis 23 metrai Šiauliuose ir aplink. Laikom kardanus, kad ne būtų kaip vasara buvo, kad elektros nebus. Viskas, be prožektoriaus neįmanoma. Atvariau į savo kolektoriną. Čia 2 vamzdžiai yra, tiksliau 3 vamzdžiai, kuriuos buvau pamiršęs. Tai bus visam gyvenimui jau taip negražiai, ne iš grindų išlys. Bet čia ta spinta užsidarys ir nieko tokio čia. Ir man dabar yra didžiausias galvosūkis šitą sujungti su šituo. Nu, jie ne vienodam lygi.
kažkaip reik biškį žemyn kolektorių nuleisti ir kažkaip sujungti. Čia šitie kolektoriai yra taip patys pigiausi po 10 eurų, kiek čia? Ar po 13 eurų? Šiaip po 10 įtariu, nes buvo, jeigu 4 vienetus perki, tai 4 ir pirkau, o 3 ir gauni pigiau, nu tai ir man patinka jie. Esu jau tokius panaudojęs, tai visai gerai veikia ir plus nereikia ratų nieko sukto, paėmė, užsukai, tiksliau, užsukai, atsukai. Neaišku, kiek jie laikys, pamatysim. O va šitas šildymo sistemai, tai jau kosmonautas. Visas šitas kainavo kokį 100 šiam. Čia 1, 2, 4, 6, 8 žiedų. Ir dar sako, o jums reikės eurokonusų. Galvoju, kas tie eurokonusai? Nu kas jie tokie? Tai va šitie žiedeliai, va. Šitie šudukai. Tai dar jie atskirai. Pasirodo, dar jie atskirai. Tai nesuprantu, jeigu kolektorius yra, nu tai vis tiek su kažkuom, reiks juos prisukti, tai kam tos atskirai pardavinėti. Bet nedaug jie, čia tik tais po euriuką, tai kiek ten papildomai dar 16 euriukų. Užsidėjau čia tos šudukus, nusisukaliojau ir neturiu su kuom vis tiek sujungti šiandien to, aišku, prieš langučių galiu prisitvirtinti, tą ir padarysiu. Sužemint galvoju, tai va taip va, gražiai jie lankstos tie vamzdžiai ir jie beveik palieka savo vietose, kur aš noriu. Tai turbūt taip ir reiks padaryti. Arba jeigu jau nepavyks, paimsiu, nupjausiu. Bet pjaustyti jau būtų čia paskutiniai vietoj norėtus, tai bandysiu kaip išeina lengviausiai. Nes nupjovus jau priauginti yra sunkiau negu tiesiog palankstyti juos biškitos vamzdžius. Tai noras, kad teks geriau daugiau gyvačių padaryti nei pjauti. Gerai, kad jie lankstus ir kad tik 16 mm, o ne kokio 18 ar 20. Nes vandentiekiu tai čia pilnai ir užtenka tiek tų milimetrų. Ai, atsiminiau, kiti jau eurokonusų nenaudoja, jie naudoja preso konusus. Tai yra presuojamas jungtis. Nes pro šitas, kaip tik tokia rašė, pradės bėgti po 2 metų. Ką tik vienos didelės, labai didelės klaidos vos nepadariau. Tai yra, tai parodys. Čia būtų man brangiai kainavę, žiauriai brangiai šitą klaidą. Tai yra, čia pakulų nepadėti. Ir aišku, buvau nesuveržęs aš jų. Tiesiog susimaketavęs. O ir šiaip neturiu pakulų. Dar viena problema. Vien problema. Reikia į darbą. Radau kažko kito, tai yra teflono. Bet jis man pasitikėjimo nekelia. Bet gal šį kartą surizikuojam ką? Ir užteflonuojam, o ne užpakuluojam. Vos ne pusę ruloniuko suviniojau jau srieginį, visai nebesimato. Žiūrim, pavyks užviniuoti, tiksliau atrast sriegį. O, net sukasi taip. Gan, nu sunkiai. Panašiai kaip su pakulom, kai daug privinioja. Gal tikrai neleis. Būtų gerai, kad taip ir atsistoto, ne? Šitaip vakaraniukai vienam lygiai atsistotų, bet iš kur žinot, kad neleis? Nu dar sukasi, bet rato jau kažin ar apsuksiu. O jeigu neapsuksiu, po to kitoj pusėj kranai, na tai kaip? Su pakulom būčiau garantuots, kad daveržiai ir palikai. O čia taip nėra, Na va, ką pavyko su repliam padaryti, taip, šlykščiai atrodo. Ne tik ar šlykščiai, bet ir atgal neatsisuka. O atgal atsukus toks, nu, neįtama, laisvas. Aš jaučiu, kad reiks rytojaus laukti. Tikrai taip, lauksim rytojaus, nes, nu, su tokiu laisvumu negali vis tiek. Bėgs tas vanduo po to. Ir turim vieną gerą žinią, tai kad duris užsisakė. Žinom matmenis, kitokių matmenų jau nebus. Aš galiu pasidaryti, susitvarkyti visus čia tos angokraščius.
čia, visur galiu sutvarkyti. Labai geras pavyzdys. Matosi gipso plokštė. Vien plaukiukai. Tai šiandien tą progą pasimėgausiu, pabandysiu vieną durokraštį padaryti kaip čia. Tai reikia gipsą nusipjauti pagal lazerį. Ir čia beveik ir yra čia. Apačioj tik tais šiek tiek daugiau, bet vos. Bet vis tiek noriu labai tiksliai pasidaryti. Robertai, o kam tu naudoji šitas kampukus? Ką žinau? Nu. Nežinau. O taip čia su fodais pasislėps. O naudoju tam, kad... Bent jau aš manau, kad aš taip dėl to naudoju. Kad nusitinkuosiu čia tos galus. Čia bus tinkuoti galai. Ne gipsas, koks nors, o kad lygiai nusitinkuotų. Tai vat tam naudosiu. Ir dabar nusišpakliuosiu. Buvo išsiaiškinta, šitas kniedės nėra nerūdienčio plieno, jos tiesiog cinkuotos. Tai jos bus vis tiek panaudotos. Kad ir kaip brangiai kainavo ir pasirodo parduotuvės užrašai meluoja dažniausiai, tai ne kažką. Bet šaudyti tai reikia vis tiek. Net gražu žiūrėti. Ir... Blemba. Prišauna tai... Eina savo. Nu. Geras. Tada... Dar Viliai prirašė, kad čia šitoj vietoj nuo čia iki čia, tipo reiktų dar juostelę įdėti. Šitą knaufinę ar kokią nors, vieną žodžiu, juostą. Tada vienas kampukėlis yra. Čia reiktų šitą pasidaryti, bet čia reikia dar ir gipsą priklijuoti, tai taip tingiu šiandien. Pamiršom kurį laiką kuriančią kad tai 1 laipsnis tik pakilo per dieną. Šiaip kai laikiną sprendimą aš jau pradedu mąstyti, gal būtų visai gerai oras. Kažkas man buvo užsiminę, kad įmanoma už 500 eurų su montavimu, su viskuom pasistatyti. Tai parašykit, ar įmanoma ar ne. Kai pradedi vieną dalyką krapštyti, tai žiūri ir pradedi kitą netyčia krapštyti. Tai sakau, reiktų sutvarkyti kampą vieną bent jau pradžią. Specialiai kelis kampukus nusipirku 3 metrus. Visi čia po 2,5 ir būtent dėl kelių kampų, kurie čia eina iki pat lubų, tai yra 3 metrai. Ir aišku, jie biški per ilgi, reikia nusikirpti, bet bus vientisi. Nes iš pat pradžių buvo minčių haltūrinti ir pirkti po dušiam ir po to jungimus daryti, bet kad kampukam geriau nedaryti tokių dalykų. Man yra keista, kai žmonės parašo, o aš iš tavęs galiu pasimokinti, labai faina žiūrėti tavo vidosus. Tik nežinau, ką iš manęs galima pasimokinti. Kaip rašė čia per visą YouTube'inimo karjerą, esu sulaukęs, kad iš manęs atvirkščiai yra aš esu pavyzdys, iš kurio nereiktų mokintis. Tai va ir... Bet labai ačiū Jums, kad parašot tuos mielus žodžius, kad galima iš manęs pasimokinti, tai ir va, užmečiau kampuką. Na tikrai jisai čia simpatiškai atrodo, a ne? Ką? Nu, taip, ypač kai prisilaistas. Bet va čia šitoj vietoj va sutinku, kad tinklelio ir reikėtų vienos juostos. Čia va, šitoj. Šitoj pusėje tai pilnai kampas apriepia, gipsą, bet čia jau... Čia yra mesi juosta viena šito tinklo. Na ir pradeda mane. Blemba, reikia prisišaudyti, jaučiu man tą kampuką. Ai, tiek to. Apseisim be šaudimo. Pasiėmiau šitą velnio stiklo pluošto juostelę. Ir jinai taip pat sušaudyta su sąvaržėlėm. Na, ne sąvaržėlėm, kabėm. Ups. Plyšta tai gan nesunkiai, bet svarbiausia, kad badosi tai velniškai, labai velniškai. Bet kuo jinai man patiko, tai kad labai velniškai gerai špaklius į ją geriasi. Tiesiog sugeria špaklių, kiaurai eina.
Va čia geras daiktas. Net ta popierinė, kad neina jos ten suvaldyti, o šitą tiesiog tobulai susigeria iš paklių. Kiaurai. Belia kaip gražiai. Ir po jie nepalieka oro burbulų, vakas yra. Nes jinai orą išleidžia. Tiesiog labai geras rezultatas. Man patinka. Nu, vau, kamputis, kaip gražiai gavosi. Tiesiog man patinka. Žodis yra patinka. Iškart bitutė priskrido prie kampučio apšikti. Mane šiuose namuose tikslumas stebina. Tai kad mes šitą gipso plokštę padėjom tiesiog ant grindų. Ir kadangi ne patys betonavom, tai ant grindų padėta plokštė. Ta prasme, lazeris į patį kampą plokštės šviečia ir, nu taip tiksliai, vau. Komentatoriai tik kreiva, tik šleiva. Nu, nieko čia nėra kreivo. Kad čia iki 5 mm paklaida, tai čia iš vis net nekreivo čia. Akį žvairas piktų žmonių. Vilė, va, kur rodai palatu šiandien, ne? Sienų kreivumą. Aha. Va, kur 5 cm, kur ten gulšiuką uždėta pačioje ir dar gulšiuks va ten yra kreiva. Čia iki centimetro, iki 5 mm, tai čia iš vis yra žiūri tiesų. Ta prasme, čia net užsilikonuot gali tokius dalykus. O čia, kai lazerį jungia ir gipso kampas plokštė šviečia tolygiai, vienodai. Na, tai kišu aš jį, nereikalingas man jisai čia. Užsiglaistysiu dar vieną čia tą kampą. Skardininko žirklės, kuo puikiausiai kerpo šitos kampukus. Nereikia ieškoti kažko specialaus, ar su bulgarke pjaustyti. Mums labai pasisekė su grindų betonuotojais. Paskambinom ten, kada ten trečiadienį, pirmadienį paskambinom, išbetonavo trečiadienį. Tai. Ir kai dariau grindų betonavimo kainos, rinkos kainą, ar kažkaip kitaip, tai kainos sviravo, čia tik už darbą sakysiu, nes medžiagas mes patys savo turėjom. Tai sviravo kaina nuo 5 eurų iki 12. Čia jau su PVM-u. Ir pagalvoja, blemba, vieni gali išbetonuoti dvigubai mažiau nei kiti už tą patį kainą. Tai kosmosas. Ir buvo net pažįstamų tarp šitų, tai jie buvo vidutiniokai kainos tyrime, o mes pasirinkom visai nepažįstamus ir tiesiog su viena rekomendacija už pitaką ir mums labai pasisekė. Tiesiog pasisekė. Atėjo pas Roberto susitaikymas, jau galvojau grėšiu lauk, naujas skylės darysiu, bet nusiglaistys lubos, pasidarys baltos jos, nebesimatys tai baisiai tų lempučių ir nebekreipsiu dėmesio. Čia turbūt viskas nuo požiūrio priklauso ir atrodo. Tai, žinok, Vilė, nebekeisiu iš tų lempučių. Kodėl? Ne, aš pakliusiu iš tų vietų. Kodėl? Visai gerai, žinok, pripratau jau. Ne. Rimtai? Negerai? Keist? Aš jau pasiėmiau suktuką, žinok. Dėsiu karūną. Bet, pažiūrėk, va dabar iš tos vietos čia. Na. Normaliai atrodo iš čia. Ne? Na. Gadin viską, Vilė. Aš jau žinau, grasinu pasiimti skilių. Ką papiešti? Na, piešiu. Na, sakyk. Gal manai būtų geriau? Įsukamas dirbtinis šviestuvas. Na. Sakyk. Gal geriau? Kaip tau atrodo? Aš dabar turiu teknistas daryti. Šiaip tai čia maža bėda. Jeigu ką, tai bus gerai. Ką aš žinau, galiu padaryti? Ne, bet jeigu tenk, tai galime palikti. Labiau man patinka, ne? Man irgi geriau atrodo. Čia keli comai atrodo, nieko nekeičia.
ne? Aha. Atrodo, tik tais kelias somus va. Šviestuvo pastumiau, bet iškart taip nearti taip vienas šalia kito ir arčiau kraštų, daug geriau. Iš čia tai iš vis atrodo, čia kelis centimetrus tik pastumiau. Bet turbūt paliksiu. Man patiko visai kampukus glaistyti, tai turiu prieėjimą prie vieno iš langų čia kampuko. Tai galvoju, jį reikia nusiglaistyti. Nušokau prie putplasčio, ne? Tai gal kažkam reikia? Turim 20 pakuočių. 20 sveikų pakuočių turim. Gal vieną dar va suplėšytą tokią, bet irgi sveikiais lapais. Parduočiau jį, bet tik tais kokį 10 eurų už kubą mažiau, nei jūs gaunat iš parduotuvės ar iš kažkur. Čia yra 50 ant metro ir 30 storio. Už pusę kainos nepardavinėsiu, nes neverta man, tada aš geriau kažkur jį išsivešiu ir pasisandėliuosiu. Ir vis tiek aš žinau, kad garažą statysiu, tai man reikės tos putos. Bet jeigu kažkam šiek tiek va pigiau reikia, 10 eurų už kubą pigiau, nei jūs gaunat, tai tada prašom. Tada man verta nesisandėliuoti, bet jeigu dvigubai pigiau, tai čia belė kaip man verta sandėliuotis, nes aš, man rodos, už šitą likutį, kurį čia liko, mokėjau ar 600 eurų. Tai tada, verta kažkur mane išsivežti ir žinau, kad garažas tikrai neužilgo bus, reikia tik pabaigti šitą, bet jau mano mintis krypsta prie garažo. Taip pat ir grindų šito putplasčio liko, nežinau kiek čia, koks porą kubų. Bet su grindininiu lengviau, nes jisai jau šardytos pakuotės, tai galime jį kažkur atsikratyti. Arba nuvežti uošvieniai ir uošvis galės apsišildinti pamatą. Gerai, grįžtam prie kampukų. Čia taip pat dėjau juostelę tą, nes kampas labai siaurai gaunas. Nežinau, ar čia bus geriau, ar ne? Bet blogiau žinau, kad tikrai nebus. Na ir ką, peršokom į automobilį ir lekiame, važiuojame į miesto centrą. Ištesėti dukrai pažadą. Kad buvo gera mergaitė pas daktarę. Na, tas pažadas tai yra apsisukti tuo ratu, kur yra Šiaulių centriukė kol kas. Aš jai siūliau į žaidimų kambarį nuvežti, jinai norbat. Užsikabliavo ratą ir viskas. Man rodos vakar jinai dar sakė, noriu ten, ne? Kažkada pravažiavom. Turbūt ką vakar. Sakė, aš noriu kaip ir Samoška. Ne, Melisa? Jo, taip linksmai. Artėjame prie centro. Ar dar dirbs šitas malūnas? Šiaip nežinom darbo laiko, Facebook'e žiūrėjai, ne? Nežiūrėjau darbo laiko iš vis. Tikiuos bus. Man jin sakė dieną, nes naktį bus tamsu, o šiai sakiau daug šviesų mieste matysis. Aha. Bet jeigu nedirbs, tai bus kapėt mum. Na, pažiūrėsim tada rytoj. Būtinai reikės. Ne, turi dirbti. Būsim apgavę dukrą, ne? Ne, bet dabar 7:30 pats tas laiks žmonėm, ne? Sakykim. Nes, bent jau man logiška atrodo, tai kad vakare vis tiek daugiau žmonių nei dieną norinčių pasisukti. Sukasi vis dėlto, sukasi. Gali jis ir per naktį sukasi, ką tu žinai. Žmonių nematyt. Gal Vilė vienintelė ir bus, kuris suksis su Melisa. Melisa, tėtė vesis? Taip. Kartu? Su mama. Su mama. Su mama eisi? O su tėtė gal kartu? Taip. Ką, jau smaga? Tai va, kylam po truputį. Kuri yra susek? Nėra užsisek, tiesiog sėdam. Va, tokias kėdutės iš abiejų pusių. Na va, ir tokie įspėjimai. O dabar sustojom, tai greičiausiai laiptin kiti žmonės. Nu va, pradedam vėl judėti. Turim apšvietimą. Nu, ir judam.
Judam po truputį. Va, sukas. Sukas. Iš palengva. Aš nejau į Malūną. Nuėjo tik tais panelės. Sakė, labai patiko. Bent jau Melisa sakė, labai patiko. A miestas matęs kiek nors? Matęs. Langai apsisiuoti. Na, neapsisiuoti, bet, ką žinau, matęs tas miestas. Tai kainuoja, kiek šeimai kainuotų mum 26, ne? Aha, 10 suaugusiam, 6 vaikui. Nuo 2 metų. Reikės sakyti, kad 2 nėra jai. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir įkiuką. Paspaskit šitą. Man patinka, kai jūs paspaudžiat. Ačiū.